Taigi, labas vakaras, aš kaip ir žadėjau, dedu video, gavo mes oficialiai aparatą, kuris skaičiuoja žingsnius, ten miega, vien žodžiu, žiauriai naglą, vadinasi Fitbit. Gyvenu šitam dangoraižį, pačiam viršui beveik, aš šiandien lipsiu laiptais. Stój. Basta. Kelintas čia aukštas jau. 12, ne? Man tai iš kur tu gavai kebabą? Kai buvom Norfoj tikrai nepirkai. Aš visada su savim vieną nešuoju. Pagaliau 21 aukštas. Šakint, kražiai, šraktų tai neturi. Ką reiks palauk, kol lips kas nors išleis. Nežinau, kengūra gal? Arba ne, raganos. Šiaip beveik visas beždžionis. Praktiškai visas beždžionis. O ką tu iš gyvūnų pistum? Gal pusę valandą sėdžiu. Kažkaip ir pralakau biškų. Šiaip niekas nevaikšto šitą laiptinį, tai gali tik pasėdėti biškį. Skambinu kambariokai, kuris grįž tik tai pirmadienį. Dabar yra šeštadienis, visą laimę turi maistą, bet reikia tolygiai paskirstyti 2 parom. Turim čipsą, korkšelę, daržovų kažkokių, baltymų. Masažo aliejus labai geras, dažnai naudoju. Dažnai merginą masažuoji? Ne. Biškį supanikavau. Ant tuščio skrandžio kaip nelabai mąstyt galiu, tai aš turiu tokį keistą, kai aš valgau, ką nors valgau, man visada grietinė kampučias lūpų kaupės. Ir kas keisčiausia, kad čia net nei vienam patiekalį nebuvo grietinės. Ką, pradėjau, jau kiek mes išstrigę, jau porą valandų, tai reikia pradėti kažkokias taktikas galvot. Tuo, ką išmokau per teliką, tai iš Survivor Man. Pirmas dalykas ir vienintelis turbūt, kurį išmokau, tai kaupt šlapimą savo. Tai va, prisilau butelį. Aišku, ant savęs daugiau teko. Vien žodžiu, išpyliau Vytauto mineralinį visą ir kaupiu dabar šlapimą ir jį daug kur galima panaudoti. Ar ten, pavyzdžiui, atsigerbius galima, troškulį numalšinti. Negeriau buvo pasilikti Vytautą ir atsigerti? Blet. Aš jungiau logiką, susiskarpiau savo džinsus, pasidariau 2 labai naudingus dalykus, tai čia yra vienas yra iš jų gertuvė, surinkti lietaus vandenį. Antras dalykas yra spąstai pelėm, maistui, pavyzdžiui, pelės gali naudoti ar kailiui. Ir aišku, šitą stilingi šortukai gavosi, kurios galima įvairiai dėvėti, pavyzdžiui, taip. Arba, įvairiai. Tai va, aišku, biškai gaila naujų džinsų. Prieš savaitę tik pirkau, bet reikia mąstyti logiškai, reikia žiūrėti, kaip išgyventi šitą laiką. Prisikliavau abidvi klešnes atgal, nes laiptiniai daug vėsiau negu galvojau. Ką jau 1 valanda nakties, jau bandysim eiti su operatoriumi gal miegot, ta prasme kartu laiko atžvilgiu, bet atskirai. Ir bandysim kažkokių lapų gal surasti, šakų, mygį pasidaryti. Alio?
Ką jau antra diena, kai mes čia strigę laiptiniai. Nuotaika bloga, niūri. Aš mėgau savo šlapimo butelių dėl šilumos, kaip rodė per teliką. Aišku, nebuvau iki galo užsukęs, tai apsipyliau visas. Ūsai užaugo per naktį, va taip atrodo mano vienos dienos ūsai. Paskutinę progą norėčiau padėkoti žmonėm, kurie padarė didžiausią įtaką mano gyvenime, tai mamai, tėtei, aišku, keli žvaigždės dalyviam, ypač Egliai, kuri iškrito antrą savaitę, Beggy B, kurios kūryba mane atvedė iš šlovės Olimpą. Per juos aš viską pasiekiau, va. Šlapimą savo geriu. Ką, laiminga diena, Virginija, mano kaimynė Virginija, ėmės šunį ir mus pamatė ir dabar mus išleis į laisvę ir aš žinau, Virginija, tave net nori pabučiuoti. Nebučiuok. Bet į humoro klubą tikrai 2 pakvietimus aš tau suorganizuoju. Žinoma, tas tavo humoro klubas, kokį Gazmanovą, jeigu galėtum, pavyzdžiui, pas Comedy Club, ką nors tokio, Šlanską. Gerai, bet